Galerijos atkūrimo idėją inicijavo ir įgyvendino viešoji įstaiga Vita Antikva kartu su Lietuvos liaudies kultūros centru, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centru bei 10 nagingų meistrų puoselėjančių senuosius tekstilės, juvelyrikos, kalvystės, odininkystės ir batsiuvystės gamybos būdus. Rėmėjai Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas ir Klaipėdos miesto savivaldybė. Dėkojame atkurtų Kuršių genties kostiumų kolekcijos autoriai ir pristatytojai, archeologijai, humanitarinių mokslų daktariai Daivai Steponavičieniai. Nuoširdus ačiū renginyje dalyvavusiems kolektyvams. Nidos kultūros ir turizmo centro Agila folkloro ansambliui Giedružė, vadovė Audronė Bužinskienė. Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansambliui Aušrinė, vadovė Ramunė Pečiukonytė. Palangos kultūros centro folkloro ansambliui Mėguva, vadovės Zita Baniulaitytė ir Diana Šeduikienė. Ir Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansambliui Kuršių ainiai, vadovai Jolita ir Alvydas Vozgirdai.